Šiandien išaušo, kaip jis save tituluoja, Lietuvos undergroundo karaliaus, žinai, diena, kai jis jau ir skaitysis nebe jaunuolis, žinai. Nuo 18 iki 35 metų skaitosi jaunuolis, o nuo 35 jau tipo, žinai, Bibi žino kas ten, bet jau tipo nebe jaunuolis, žinai. Ar kažkas man pavyks, aš nežinau. Štai ten gyvena mūsų tas undergroundo karalius. Tai, nežinau, sunku man dabar kalbėti čia. Bet esmė, kad jisai iš tikrųjų buvo gimęs kaip dainininkas prieš 26 tūkstančius metų. Prieš 26 tūkstančius metų jis gimė kaip dainininkas, o laisvalaikiu buvo influenceris, jeigu taip galima pavadinti. Iš tikrųjų, jo teorijos, kuriomis jisai didžiuojasi, yra jo klaidos. Tai yra jo klaidos. Jis labai daug klystkelių padarė dėl to, kad esmė yra ne tai, kas parašyta ekonomikos vadovėlį, tai neparašyta, reikia mąstyti pačiam, supranti. Norint suprast, kas yra gyvenimas, reikia galvoti pačiam. Tu pats turi galvoti. O jisai prisiskaitė visokių knygų ten, žinai, šitų kursų prisižiūrėjo visokių ir galvoja, kad gyvenimas taip veiks. Jisai moko žmonės, kaip kurti verslą, kaip pats pinigų neturi, supranti. Jisai moko kitus, kaip kurti verslą, kaip pats nieko neuždirba. Visų pirma, kad kurtum verslą, tu turi žinoti ne kažkokius tai ten vadybos sugebėjimus, o kaip gauti medžiagų ir pradėti gamybą. Arba kaip vykdyti pardavimus arba paslaugas. Tai va, šiandien aš sugalvojau, kad šiandien man pasakė, kad geriausia man būtų mokytis kirpėjo, nes tai yra visuomet paklausy specialybė, kirpėjų visą laiką reikės. Tai šiandien aš sugalvojau stoti į profesinę mokyklą, mokytis nebe fotografijos, o kirpimo. Taip pat man tai pasakė ir motina, sako, gal tu sako kažką kitą galvok. Tai galvojau mokytis kirpimo, o šiandien taip, tai jau nukrypau nuo temos. Šiandien yra, kaip tas žmogus sako, Lietuvos undergroundo karaliaus diena, kai jam sueina 35 metai. Matrica turi jam Matrica nori perduoti jam. Matrica jam nori perduoti. Paspirink su gimtadieniu, storas pydare. Čia matricos žodžiai. Matricos perdavė šitą. Čia nesugalvojau, čia matrica parašė. Ar mucha uvažucha ir mef. Paspirink su gimtadieniu, storas pydare. Tai čia yra matricos žodžiai, o aš ką noriu pasakyti, kad jisai buvo vienas iš pirmųjų šioje planetoje tikrųjų, tokių biudžetinių influencerių, biudžetinės formos influencerių, kuris, supranti, norėjo atkreipti dėmesį į savo gyvenimą. Jis norėjo atkreipti dėmesį į savo gyvenimą, tačiau jis gimė ne tam, kad būtų influenceris, o tam, kad atliktų dainas. Prieš 26 tūkstančius metų, praėjus 5 tūkstančiam arba 4 tūkstančiam metų nuo baltalietuvio mirties, baltalietuvas pagal idėją buvo vienas pirmųjų planetos influencerių. Vienas pirmųjų baltalietuvas. Tai jis gimė praėjus 1000 metų nuo tada, kai pradėjome gyventi šioje planetoje. Mes pradėjome gyventi šioje planetoje, bet iš pradžių dar buvo labai mažai to kontento, jisai paskui atsirado per 1000 metų, buvo prigalvota visko labai daug. Tai jisai gimė tame pačiame samsaros, tame pačiame gyvenimo rate, kaip ir baltalietuvas. Baltalietuvas buvo pirmas, o Darius Mikulėnas buvo 5. Vygintas buvo 5. dainininkas šioje planetoje. 3. buvo Olegas Šurajevas arba Juozas Erlickas arba Maksimas Galkinas. Tai Vygintas pateko dar į tą pirmąjį gyvenimo ratą. Jis pateko į pirmąjį gyvenimo ratą, kuris sudaro 5 gyvenimo ciklai. Jis yra kaip iš pirmojo gyvenimo rato. Paskui, kas sekė, po Vyginto sekė Aurimas Valujavičius arba keliautojas, arba tiesiog plikas dainininkas ir laidų vedėjas.
Tai Vygintas Varnas dar patenka į tą pirmąjį gyvenimo ratą. Tai jam šiandien sueina pusė jubiliejaus, ne pusė jubiliejaus, jam šiandien sueina pusė vidutinės gyvenimo trukmės amžius, 35 metai. Ir jisai atliko daug dainų, turiu omeny tasai originalusis Darius Mikulėnas, kuris buvo pažymėtas numeriu 5, jis gimė kaip 5. dainininkas. Jisai atliko daug dainų, tokios kaip Simply Red, The Fries, How to Save a Life, ir vienas iš mano mėgstamiausių jo formų yra John Mayer. John Mayer, kas dar? John Mayer, tas, kuris dainavo John Mayer ir dar kažkoks ten yra tas, kuris dainavo Fireflies. Tai jisai taip pat atliko nemažai populiarių dainų. Jo gyvenimas buvo skirtas kurti muziką, tiksliau atlikti muziką, bet laisvalaikius prie kompiuterio sėdėjo ir kūrė istorijas, pasakojo apie gyvenimą, bet kaip minėjau, jis ėjo klystkeliais. Nes jis vadovavosi tai, kas yra parašyta moterų. Jis vadovavosi moterų parašytais tekstais ir galvojo, kad tai padės žmonėms. Va, čia. Čia. Iš tikrųjų, tai jisai... Va, prisiminiau. Jis yra žinomas kaip Owl City, kaip John Mayer, kaip Simply Red, kaip The Fry. Žinomiausias jis yra vis tik kaip Johnas Mayeris arba senatvėje kaip MC Stilas. Jisai atliko nemažai dainų per savo gyvenimą, tačiau ir jaunystėje, kai jis buvo jaunesnis, jis turėjo ilgus plaukus. Vygio jaunesnė versija turėjo ilgus plaukus. Vygis jaunesnis turėjo ilgus plaukus. Jis atliko tokią dainą kaip Bomb Funk Freestyle. Tai čia buvo Vygis jaunystėje. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad jo vardas iš tikrųjų buvo Darius. Darius Mikulėnas. Darius Mikulėnas 5. Pateko į pirmąjį gyvenimo ratą. Ir po jo jisai atgimė kaip po 1000 metų jisai gimė kaip keliautojas, kaip Aurimas Valujavičius. Bet tai yra tie patys Mikulėnai arba tiesiog Deivido Mikalajūno gyvenimas afterlife. Ir jisai taip pat gyveno, bet aš pavydžiu Vygintui, nes jisai nesirūpina, ką veiks rytoj. Jis niekada nesirūpina, ką veiks rytoj. Jis yra laisvas kaip paukštis, gali gyventi kaip nori, rūkyti ką nori, eiti kur nori. Ir jis visą laiką turės kur prisiglaust, skirtingai nei aš.